Ar įmanoma vėl atkurti santykį su žmogum, su kuriuo buvai išsiskyręs? Jį iškart šoko į kitus santykius. Ten nepavyko ir bandom vėl po biškį atkurti ryšį. Gerai. O kaip ten iš tikrųjų yra? Nes, čia man truputėlį kaip ir nesiriša su vertybėmis. Kam pirkti automobilį, kurį prieš porą metų pardavėjai? Atkurti ryšį bandom. Ji iškart šoko į kitus santykius. Ką tu vadini santykiais? Jeigu tai yra santykiavimas, tai tu tiesiog susipažinai su prostitute, kuri už tam tikrą sumą bėga pas vienus pas kitus. Pas tave tu pradėjai per mažai mokėti, jos manymu, tai jinai susirado kitą, kuris pamokėjo daugiau ir viskas. Tas nustojo mokėti, jinai žiūri, kas dar čia galėtų mokėti. Man kažkaip tuo kvepia. Jeigu tai santykiavimas, jeigu tai yra normalus bendravimas, ta prasme, sveikas šeimos kūrimas, tai tada galima bandyti. Bet tai čia, vėlgi, jeigu jūs buvot kartu santykį su žmogum, su kuriuo buvo jūs santykį, vėl atkurti santykį. Jo, čia reikia išsamiau. Kas slepiasi po tais žodžiais? Nes jeigu jūs buvot draugai, jūs pabendravot ir išsiskyrėt, jinai iškart susirado kitą, tai čia, čia yra normalu. Jeigu jūs susibėgot, jau santykiavot ir tada išsiskyrėt, čia jau nenormalu, čia jau prostitucija. Ji iškart šoko į kitus santykius, tai vėl čia grįžtų prie to paties, kad čia jau, kaip sakant, apie prostituciją. O bandom vėl, žiūrėk, jeigu jinai ten iš tikrųjų ne tokia jau paleistuvė, jinai ten ne už pinigus ir ne už gražias mašinytės, jeigu jinai verta to, tai tavo tada užduotis pradėti atkurti ryšį galima tik tais pradedant nuo nulio. Vėl vaikščioti pasimatymus, kai sakant, mergint ją, o jinai vėl, kai sakant, tavęs neprisileidžia ir, auginate vienas kito, auginate bendravimą, bendrystę, bendravimą auginat. Ir prasilaikote tokiam bendravime kokius metelius, be sekso. Susipažįstat, išmokstat vienas su kitu spręsti problemas, spręsti klausimus ir tada apsiženijat ir ilgai laimingai gyvenat. Bet tai čia, nežinau, aš nežinau, ar šitas mano tekstas apie šitą situaciją. Nes kažkaip man čia dviejų žmonių su menku vertybių sąrašu reikalai. Tai, gal jūs vienas kitam ir tinkat, iš tikrųjų, nežinau. Bet kažkaip tai tas iškart iššoko į kitus santykius. Neskaniai kvepia. Gal neapsikrauk.